Pradžiai noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi turėdama galimybę vėl gyvai jūs visus sutikti, gyvai pasilabinti, pasiglėbesčiuoti ir gyvai pabendrauti. Ir mano pranešimas šiandien yra aptarti, tai kokie yra neformalio vaikų švietimo krepšelio mūsų, kokius turėjom lūkesčius, kokius turim pasiekimus šiai dienai ir su kokiais iššūkiais susidūrėm. Tai aš šiandieną remsiuos medžiagą, kurią mes gavom iš jūsų pačių, iš savivaldybių. Ir nenorėdami apsunkinti jūsų, mes nesiuntėm labai sudėtingų kažkokių anketų, stengiamės labai švelniai, atsargiai ir paprastai bent jau pagrindinius duomenis, pagrindinius jūsų pačių įsivertinimus ir apžvalgas susirinkti, kaip jūs vietose patys matot situaciją. Ir esu tikrai labai dėkinga, kad viso 60 savivaldybių atsakėt. Ir dar esu labai dėkinga, kad atsakėt didžioji dauguma be galo nuoširdžiai ir atvirai. Tai sakau ačiū už atvirumą. Tai yra tam tikras kaip ir pasitikėjimo mumis ženklas. Ir tik tai tiek, kad visi tie pristatymai bus, aišku, apibendrinti, nes šiaip suprantat, kad medžiagos būtų labai daug, tai tiesiog leidau savo ir su kolegiam kartu mes jos subendrinti. Taigi, priešistorija matyt būtų tokia, čia robotikai priešistorija būtų tokia, kad dar įgyvendindami bandomąjį projektą, bandomąjį krepšelio projektą. Mes kalėdojom per savivaldybės ir visiems iš eilės labai kantriai ir nuoširdžiai aiškinom, kodėl mes čia norim tų pokyčių, ką mes čia planuojam daryti, po to aiškinom, ką mes čia darom, o trečiuoju jau užėjimo aiškinom, kas iš to, ką mes matom ir jau turėjom drąsos siūlyti tam tikras dalintis įžvalgom, siūlyti rekomendacijas, ką būtų galima savivaldybėse daryti kitaip. Taigi vienas iš tų mūsų tokių siūlymų, pamenat turbūt, mes sakėm, kad labai svarbu savivaldybei žinoti savo situaciją, neformalio vaikų švietimo situaciją. Grįsti ją duomenim, faktais, statistika, skaičiais ir nuolatos vykdyti stebėseną. Taigi startuojant su šituo nacionaliniu krepšeliu, kai buvo informaciniai seminarai, mes vėlgi raginom jūs grįžti prie to paties. Pirmiausiai sakėm, aiškiai žinokit, ko norit, nes vis būdavo, nėra pinigų, nėra pinigų, nėra pinigų. Pinigai ateina, pinigai yra. Žinokit, ko norit, ką darysit, numatykit tam priemonės ir paskui bus galima pasižiūrėti tai, kas iš to išėjo. Tai šiandien aš dabar dalinuos apie lūkesčius. Kokie buvo pradžioj jūsų lūkesčiai ateinant šitam krepšeliui. Tai vėl pabandžiau aš juos subendrinti ir tie lūkesčiai atrodytų labai aiškus ir paprasti. Žinoma, visi mintinai mokam ir žinom, kuo daugiau vaikų įtraukti į neformalio vaikų švietimo veiklas. Vienas aiškus. Kitas. Kažkaip tai sustiprinti to neformalio vaikų švietimo kokybę. Trečias. Efektyvinti administravimą neformalio vaikų švietimo. Na ir nepaslaptis, kad dalis savivaldybių žmonių neišsakė aiškiai savo lūkesčio, neturėjo didelių lūkesčių arba aiškių lūkesčių, taip, kaip sakant, bus tai gerai, nėra kur dingtis, čia visi dalyvauja, visą 60 savivaldybių įsitraukia, reikia ir mums dalyvauti ir kai bus tai bus. Truputėlį detaliau, kai sakom apie vaikų įtraukimą, kad daugiau vaikų įtraukti į viešas veiklas, tai kai kurie iš jūsų stengiatės jau įsivardinti ir aiškiai žinot, kokių veiklų, kokių sričių, krypčių veiklų jums reikalinga. Aš čia stengiuosi dar ir labai man norėjos pas jūsų autentikos išlaikyti, tai yra tikrai nenudairinta jūsų pačių parašyta. Ne ką dažniausiai minėjau, tai aš čia irgi pamenu. Gamta mokslinį ugdymą, ekologinį, mokymą plaukti, pilietiškumą, informacinės teatras ir taip toliau. Tai čia jūs jau turėjot savo lūkesčius. Toliau jums buvo labai svarbu, kad vaikai turėtų galimybės tvarkyti veiklas arčiau jų gyvenamosios vietos. Nežinau kiek procentų, bet ypatingai didelis procentas buvo jūsų, kur aiškiai turėjot savo matymą, kad padidinti prieinamumą ypatingai kaimiškosiose vietovėse. Jūs matėt, kad numeris 1 ar 2 tikrai jau topuose sėdi paslauga arčiau kaimuose.
Na ir išskyrėt, kad būtų svarbu galimybės vaikams rinktis veiklas, kurių jie patys vaikai realiai nori. Čia irgi lyg tai būtų ženklas užuomina į tai, kad pasirinkimas šiai dienai lyg ir nėra pakankamas. Kai kalbam apie lūkesčius susijusius su kokybės didinimu, tai apibendrintai būtų galima įvardinti taip, kad matęs, kad jūs tikitės, kad norit, kad atsirastų, aš kaip įvardinau, ugdymo inovacijos arba kitoks, kad būtų tas neformalusis ugdymas. Buvo bandoma aprašyti jūsų, tai koks jis turėtų būti kitoks. Tai labai aišku ženklai, kažkoks kitoks, ne toks kaip bendrajam ugdyme, kaip bendro ugdymo mokyklose. Kad būtų kažkokių kitokių tų formų, kad būtų metodai kitokie taikomi, kad ateitų tų naujų mokytojų veidų ir lūkestis. Tai kitas kokybinis lūkestis ateina iš to, kad visi žinom, ar nekalbėtum, kad labai stinga lėšų ir varganai tas neformalusis vaikų švietimas gyvena, nėra investicijų pakankamai į infrastruktūrą, į ugdymo priemonės, į ugdymo aplinkas. Tai jūsų toks lūkestis, kad kokybė pagerėtų, kad bus daugiau pinigų, tai bus galima pastiprinti ir šitą dalį. Na ir kas susijęs su administravimu, tai vienas iš tokių irgi dažnai besikartojančių lūkesčių, tai yra, kad tas neformalusis vaikų švietimas ateitų kada nors gyvenime iš paraščių ir kažkaip tai taip labiau būtų matomas, pripažįstamas, oriau laikytųsi ir ypatingai lyginant su formaliuoju švietimu. Ir aiškus jūsų lūkestis, kad tėvai ne tik tai, taip sakant, šokdintų, bet ir atsakingai žiūrėtų į pasirinkimus programų ir taip toliau. Na ir aišku, čia ta užsisenėjusi, užsikarkėjusi bėda, kad mes vis negalim valdybėse ir nacionalinių lygmenių tiksliai susiskaičiuoti vis negalėdavom. Tai kiek tų vaikų realiai lanko, kad jau ten nesigautų virš 100% lankomumas, kaip šiandien kartais gaunam, kiek kokių programų turim, tai kokių sričių mes tingiam ir taip toliau. Ir ypatingai džiaugiausi aš asmeniškai, kad kai pamačiau, kad jūs rūpinatės ir tokia dalim, kad jums svarbu jūsų teritorijoje tvari, tolygi ta plėtra, prieinamumas, kad nebūtų fokusas į vieną kažkokį tašką rajono centrą, bet kad būtų tolygiai, kaip sakant, plėtra neformaliojo vaikų švietimo. Ir irgi būtinai palikau autentišką jūsų įvardinimą, padengs visą rajono žemėlapį. Ir tikėjotės, kad mažės kainos tėvams už neformalų vaikų švietimą arba kai kuriuose savivaldybėse jos ir taip yra tikrai labai nedidelės tėvų mokestis, tai kad iš vis bus nemokama. Ir konkurencijos atsiradimas tarp teikėjų didins pasiūlą ir kokybę. Na ir dabar jau klausimas, o kaip šitų visų gražių lūkesčių pavyko ar nepavyko juos pasiekti gyvendinti. Tai ties čia aš norėčiau išskirti ir pristatyti tą klausimą, tai su kokiom laikysenom savivaldybės startavo krepšelio pradžioje ir kaip vertina jau dabar nuėjus vieną tam tikrą etapą. Tai aš pabandžiau išskirti tokias 3 laikysenų savivaldybės, tik tai starte buvo proporcijos tarp, sakykime, šitų 3 pozicijų vienaip, o pabaigoje jau jos keitėsi. Tai dabar kalbant apie pirmąją laikyseną. Lūkesčiai, startinis toksai, nežinau, visas čia dalyvauja ir mums nėra kur dingti ir greit daryti, bet įsitrauktus tiek pinigai ateina, politikai čia neleis neįsisavinti, vis tiek klausti, kodėl mes čia savivaldybei to nedarom, reikia vis tiek dalyvauti tame procese. Bet nežinau, maždaug. Laikas parodys, taip, sunku vertinti, sunku pasakyti, ką šiandien turim dar nematyti, reikia išlaukti, bus matyti, kaip čia toliau kas. Taip, taip. Kita pozicija. Daug vilčių neturėjo, daug čia nesitikėjom po. Vyko tas gūsis kaip ciongas, taip sakant, greitai. Atėjo tas krepšelis, čia kažkas vyko dinamiškai. Bet dabar tai visai matom, kad neblogai. Ir tada jau sako, nesitikėjom, tikrai, gal ir teisingai, jūs teisingai sakėt, po to bandomojo projekto, kad tikrai, ir tų vaikų galima daugiau traukti, ir kad kaimus pasiekė, ir kad įvairovė padidėjo.
nu, žinai, dabar jau galim kažkaip kitaip galvoti daryti, jau žinom, ką dabar kitaip darytume. Ir trečia pozicija, tai tų savivaldybių, kurios nuo pat pradžių panašu, kad labai aiškiai žinojo, aha, mums reikėjo pinigų, pinigai ateina, žinom, ką su jais darysim. Tai žinom, ką darysim, žinom, ką norim, kokių priemonių imsim, o dabar jau po šito išbandymą net žinom, kaip mes galėsim dar kitaip daryti, dar gudriau. Tai nežinau, ar jūs atpažįstat, ar priskiriat šiai dienai savi prie kažkurios tai pozicijos, bet jeigu pradžiai atrodė stovint prie starto linijos, kad šitoj pozicijoje yra labai nemaža dalis savivaldybių, tai šiai dienai aš galvoju, kad didžioji matyt dalis yra vidury ir dalis iš vidurinės perėjo į trečiąją poziciją ir jau daugiau to tokio, kaip sakant, variklio yra. Tai kalbant apie priemonės, ar ne? Matyt, priklausomai nuo to, su kokia ta laikysena jūs startavot, pagal taip sekė ir jūsų tolimesni žingsniai arba numatomos priemonės. Tai iš tų savivaldybių, kurios aiškiai žinojo, ką norėtų daryti, aš šiandien negalėčiau nepaminėti, įvardinti tų, kurios man tikrai labai aiškiai matės, tai tikrai ir Telšių savivaldybė, Utenos savivaldybė, Rokiškio savivaldybė, nepykit, ko nepaminiu, bet jūs patys žinot, matyt, buvo ir daugiau tokių savivaldybių, kur rėmėsi tyrimais, rėmėsi analizė, rėmėsi savivaldybės strateginiais dokumentais, kur jau buvo įrašyta aiškiai strateginiuose dokumentos, kokia plėtra neformaliam vaikų švietime jų teritorija yra reikalinga, kur link reikėtų eiti. Tai ir tas atsispindėjo prioritetuose ir kitose veiksmuose. Aš neskaitysiu čia tų visų prioritetų, dėl įdomumo tik tai irgi sugrapavau ir išrašiau. Tos savivaldybės, kurios turėjo nusimačiusios prioritetus, pagal ką daugiau mažiau jos skyrės. Ne? Taupau laiką, nes esu plepė. Tai priemonės. Kokių tikslinių priemonių buvo imtasi? Tai vėlgi drįstu sakyti, kad priklausė nuo savivaldybės laikysenos. Vienos aktyviau informavo teikėjus, informavo, konsultavo, dirbo su tėvais, dirbo su bendruomenėm. Bet buvo dalis, kurios sakė, kur srovė nuneš, tai ten ir nuplauksim. Bet kažkaip visi tikis ir man reikia tikėtis, kad bus daugiau trauktų vaikų, nes jie atsiras daugiau jų tuomet, kai daugiau bus teikėjų. Bet kada nusimato priemonės, ką tu vardan to darai, tai vis tiek informavimas, konsultavimas eina. Ir jūs rašote. Informaciją paskleidėm mokyklų direktoriams. Sukvietėm biudžetinių įstaigų vadovus. O paskui, tai kur tie teikėjai, kur tie jūsų nevyriausybininkai, kur tie dar kiti, visi kiti. Žinutę paskelbėm savivaldybės tinklapyje, visą informaciją paskelbėm. Tai aš čia neabsoliutinu, taip nebuvo, bet ir dar aš aiškiai suprantu ir visi mes suprantam. Ir pradžiai nepasakiau, bet dabar galiu pasakyti, kad daug ką mes šiandien galim nurašyti, nebuvo laiko. Reikėjo veikti greitai, nebuvo kada dairytis, buvo daug atvirų klausimų, suspausti terminai, tai šitą mes irgi ne iš blogos valios taip elgėtės, ar ne, kai kurie. Bet kai kuriem galbūt ir nuoširdžiai nedėja, kad jeigu tu nori, kad tau ateitų daugiau teikėjų, tai tu turi ir eiti ieš pasidairyti, žinutę nunešti jiem, o ne tikėtis, kad jie ateis, o paskui dar trupučiuką pašauktinti jų, kokie jie medžiotojai. Tai čia leidžiu savo taip ir biškiuką užaštrinti. Tai dabar subendrintai, kaip vertinat pokyčius, kuom labiausiai yra šiandienai džiaugiamasi. Tai aišku, tikrai vaikų į veiklas įtraukta tikrai daugiau. Tai čia jau jūs kiekvienas žinot savo skaičiukus, čia buvo pateikti bendri skaičiai, gal dar ir ETC direktorius pateiks kažkokių bendrų skaičių, nežinau. Tai tikrai mes turim vaikų įtrauktų padaugėjimą. Ypatingai džiaugiatės, kad dėmesys tikrai atsirado kaimo vaikam, kaip ir buvo lūkestis, arba kitur arčiau gyvenamųjų vietovių. Ir akcentuoja dar netgi, kad kaimo vaikai ne tik tai su
sulaukia veiklų, kad sulaukia kokybiškų veiklų, kad ne tik tai, vėl leidžiu savo tai pajuokauti, vaikai puošdavo šventes ir renginius, bet buvo labai stiprių ugdomųjų veiklų kaimuose. Toliau, padidėjo veiklų įvairovė. Čia vėlgi autentika, rašau, ką jūs patys rašot, netyrinėjau jokių duomenų registruose programų ten ar komisijos. Tiesiog iš jūsų pačių autentikos. Kas dažniausiai besikartoja, tai yra robotika, skautų veiklos, jodinėjimas žirgais, akrobatika, tautiniai šokiai, šachmatai, Šaulių sąjungos veiklos. Tai čia jūs tą pagausėjimą vardinate. Kalbant apie veiklų įvairovę, noriu šiandien man dar pabrėžti, akcentuoti, kad jeigu mes pagausinom įvairių programų, tai dar nereiškia, kad išplėtojom neformalių vaikų švietimo sritis. Pavyzdžiui, yra savivaldybių, kur jų pačių neformalio švietimo įstaigos, biudžetinės įstaigos prirengė labai nemažai programų. Pavyzdžiui, jeigu meno srity dirbanti įstaiga, tai dar prirengė visokiausių, tikrai, įvairovę kaip ir išplėtė. Gitaros, sakykime, nebuvo anksčiau, dabar yra. Dar kažko nebuvo, dabar yra. Bet ar išsiplėtė sritis? Ne, liko tie patys menai ir muzika. Arba ten kažkas, ne? Tai, kalbant apie sričių įvairovę, reikėtų dar mums visiems labai pergalvoti. Ir jeigu ir prieš tai, kaip minėjau, visi mūsų pačių darytos apžvalgas ir jūsų įžvalgas, kur mes fiksuodavom, į raudoną liniją, pavyzdžiui, eidavo techninė kūryba. Galit kirstelėti rankas, išlieka aktuali techninė kūryba, dar paklausa pas jūs? Išlieka, ne? Ar kaip jūs vertinat šiandieną, atsirado naujų pasiūlymų? Neatsirado naujų pasiūlymų. Tai ir vertinimuose jūs rašot, kad nėra. Tai reiškia, mums reikėtų labai sąmoningai galvoti, o ką mes turėtumėm daryti, kad ta techninė mūsų geidžiama kūryba, techninė sritis ateitų į neformalų vaikų švietimą. Tai čia nei moralai, nei kas nors, tiesiog mes turim kviečiu labiau įsivertinti, kad tikrai tas sritis galėtumėm išplėsti taip, kaip mums reikalinga. Toliau. Tikrai labai džiaugiatės, kad atsirado, išaugo kokybė, nors teisingumo dėlį reikėtų pripažinti. Vienų lūkestis buvo, kad oi dabar ateis naujų teikėjų, naujų veikdų, kitaip dirbančių, kitaip galvojančių, tokių inovatyvesnių, įdomesnių. Ir čia tada lūkestis, kad bus kokybė. Bet buvo ir skeptikų, buvo iš karto žinančių, ateis nauji, net pažįstami, neaišku, ką darys. Tai greičiausiai nemokės dirbti, greičiausiai nemokės administruoti, susitvarkyti, greičiausiai kažkokie bus tokie, ne? Ir pamenat, kai jūsų tokia sukildavo abejonės ir nerimai, mes sakydom, tai kad jums būtų ramiau, tai stebėsenai tada pasilikit, ar nenueikit, kad dėl šventos ramybės. Ir sumažėjo mokesčiai už programas ir teigiami tėvų atsiliepimai. Čia neabsoliutinam, matyt, visko yra praktikoje. Kur sumažėjo, kur nesumažėjo, kur gerai, kur negerai atsiliepia. Čia dabar atokvėpiui. Kokia buvo viso to kaina ir ką, kaip sakant, teko jums išgyventi. Tai galim prisiminti ir tokius dalykus. Buvo ir nustebimų, ir nusivylimų, ir nemigo naktų, ir atviro nervo, ir vaistų jums reikėjo, ir kilogramai svoris krito, ir pikta buvo, ir linksma buvo, ir ko tik nebuvo. Sutinkat, buvo visko? Gerai. Tai jau einu į tą kitą dalį, kas pasiteisino, kokias galim darytis, kaip ir išvadas, bendrinimus tokius. Kas ant jūsų yra vis tik kaip pasiteisinę dalykai? Taip. Ir ką verta tęsti? Pats finansavimo modelis logika. Buvo netgi tokių jau nuomonių siūlymų, gal verta būtų ir jau savivaldybės turimas lėšas šituo principu tvarkyti. Kad krepšelis skiriamas tik tai vienam vaikui, galimybė vaikams lankyti veiklas kitoje savivaldybėje, skirtingų dydžių krepšelių galimybė, optimalus krepšelio dydis vienam vaikui skirti 15 eurų, bet nemažinant,
Iš pradžių buvo mums nemažai klausimų, o kodėl 15, o kas sugalvojo, o ko remiatės, o kur pagrįsta, o kaip žinoti. Bet praktika parodė, kad didžioji dauguma jūs tvirtinot, kad daugiau mažiau 15 eurų yra toksai atskaitos taškas kur, bet ne mažiau. Galimybė dalyvauti laisviems mokytojams, tai laisvųjų mokytojų mes irgi turim labai daug. Iš to, kas pasiteisino, ką verta tęsti. Tai galimybė savivaldybėms vis tik tai turėti savos tvarkas aprašus, tas duoda jums, taip sakant, manevro laisvę, labiau vietinius savo, kaip sakyt, atliepti lūkesčius, pačioms reglamentuotis krepšelio dydį, išskirti kelių dydžių krepšelius vienoje savivaldybėje. Na ir jūs vertinat pozityviai, kad laimėjo tie, kas turėjot vietose komandas, kur bendradarbiavo su švietimo centrais, kurie, tarkim, tiek mokymus ekstra organizuojant teikėjam ar informacinius renginius ir taip toliau. Na ir matyt gerai, pasisekęs reikalas buvo jūsų pačių bendradarbiavimas ir dalinimasis, atvirumas vieniems su kitais, kur ir nusirašinėjom visi kartu, ar ne, ir pavyzdžius analizavom vieni kitų ir taip toliau. Toliau. Dabar kokie būtų pagrindiniai iššūkiai? Tai aš čia tai prašau nuo iššūkių link siūlymų, galbūt jau galim galvoti, ką versti į siūlymus. Tai vis tik tai, kad aiškiai reikėtų reglamentuoti galimą krepšelio dydį. O čia atviro nervo tikrai buvo daug, kada nuo pozicijų, kad ne 15 ir ne kitaip, paskui galima vis tik biškį didinti, o kiek gali neaišku, kiek nedaug, o kodėl nedaug, kiek nedaug nežinau. Tai tas jums labai atviro nervo kėlė. Tai dabar reikia siūlymas būtų toksai, kad reikėtų vis tik apibrėžti minimalų krepšelio dydį galima, nes čia jau iš teikėjų pusės yra labai didelė rizika, jeigu liks neaišku, kiek čia gal 3 eurai, gal 5, gal 6, gal dar neaišku kiek, ar ne rizika yra. Minimalų ir maksimalų, o viduj palikti tokią manevravimo laisvės. Ir galimybės vaikams lankyti veiklas kitoje savivaldybėje. Šitą reikėtų aiškiai apibrėžti dėl to, kad irgi aptarėjom su jumis ir diskusijų visokių, ir svarstymų, ir didžioji dauguma, kaip sakant, turėjot vaikų iš kitų savivaldybių, bet buvo savivaldybė, aš žinau vieną, gal yra ir daugiau, kuri sakė, ne, kitų savivaldybės vaikų mes nefinansuosim. Sakau, bet čia reikia, čia visi mūsų vaikai, Sakė, o kur parašyta? Teisingai, kur parašyta? Taip parašyta. Tai mes turėtumėm šitą apsibrėžti ir nežinau, aš ir pati raginau jūs labiau pasižiūrėti, kaip ten, kokiom proporcijom ta migracija vyksta. Taip leidžiu savo pajogauti ir jum jokavau, sakau, dabar pabėgėlių tema yra labai aktuali Lietuvoje, tai vaikai irgi. Tai vieni man sako, oi, nenoriu, net vardais įvardinant tokios ir tokios ponios vaikų, čia su jumoru buvo sakoma, vaikų apmokėti, kaimynės man labai nenoriu. Sakau, tai daug tų vaikų turėti. Gal 5 ar kiek. Taip, bet sakau, reikia, draugė, vis tiek reikia, mes taip juokaujam. O po to sakau, o jūsų vaikai kur nors migruoja? Jo, mūsų tai gal dvigubai kaip tiek moka. Tai kas, vos tėtas pats gaunas, bet vaikam tai yra didžiulė nauda ir tėvai tai labai nuskaito. Toliau. Aiškiai reglamentuoti krepšelio administravimo etapus ir terminus. Tai čia, matyt, ateina iš to, kad, iki tada ir tada reikia suvesti, o paskui, biškį dar galima suvesti. O dar kelias biškį irgi dar galima suvesti. Tai, kad taip nebūtų, turėtume aiškiau apsibrėžti. Toliau. Praplėsti ir aiškiai apibrėžti lėšų panaudojimo galimybes. Tai čia irgi išmokta, matyt, pamoka, tą turime įvertinti, ką reiškia plačiau praplėsti. Tai tom pozicijom, kuriom nebuvo leidžiama, 5 minutės man pabaiga. Ar jau turiu baigti? Jau jinai pabaiga. Kad tom pozicijom, kuriom nebuvo leidžiama, pavyzdžiui, kvalifikacijos tobulinimui, pavėžėjimui vaikam, dar ten kažkokiom kitom, kad reikia padaryti, kad būtų galima. Kada kalba eina apie administravimą, tai čia lyg tai matytus kaip reikalai. Kada teikėjai prašo, sako, mes ypatingai tie, kurie turi daugiau, sakykim, skėtiniai, turi programų keliose savivaldybėse ir jie
sako, nu mums vis tiek reikia, vienas žmogus ten administruoja tą, kitas tą, nu mums reikėtų pamokėti. Tai lyg tai kai kurie iš savivaldybių žmonių sako, darbo, čia tiesiai vaikam turi būti. Bet kada kalba eina apie pačius jūs, savivaldybių administratorius sako, toks krūvis, tiek darbo, niekas papildomai nemoka. Niekas čia taip, ar ne? Tai aš tik noriu pasakyti, kad yra dvi tokios pusės ir mes turime tą kažkaip įvertinti. Ir aš vis sakydavau, Joną žiūriu, jūs minėdavot, kad reikia galbūt numatyti savivaldybėm už administravimą šiek tiek irgi galimybių užmokėti. Tai dar bus darbas grupėse, galėsim detaliau diskutuoti. Toliau, laikykis vieningos NVŽ programos formos visose savivaldybėse. Teisingai viešai komunikuoti apie realų krepšelio dydį ir neklaidinti, kad tai 15 eurų kompensacija tėvams. Spaudoj labai daug buvo eskaluojama ta tema. Ir tas labai trukdė jums gyvenimą, nes eina tėvai tada, eina teikiai ir sako, tai kur tie 15 eurų, kompensuokit mano vaikui 15 eurų. O visi tai žinom, kad krepšelis nebūtinai 15 eurų dydžio, ne? Tai šito reikėtų ateity vengti. Toliau tobulinti darbą su švietimo registrais, parengti patogiai prieinamas ir lengvai suprantamas instrukcijas dėl darbo su švietimo registrais. Aiškiai ir vieningai suprantamai apibrėžti trukmę valandas, kiek turi būti įgyvendinama NVŠ programa. Nesustojam, judam greičiau. Dar labai norėjau, mes turėjom praeitą savaitę gyvą susitikimą su teikėjais, kurie yra, kaip sakiau, turi programas keliose savivaldybėse. Tai irgi labai norėjau paminėti jums, kaip iš jų pusės matos tie reikalai. Čia ne viskas yra, visą medžiagą bus galima, mes paviešinsim, kiek vėliau galima bus susipažinti. Dabar tik tai tokie, kas nesikartoja ir iš jūsų pačių. Tai, kad neturėtų savivaldybės nustatyti vieningų sutarčių formų tarp teikėjų ir tėvų globėjų dėl vaiko dalyvavimo programose, pasirodo buvo tai. Toliau, reikėtų vengti protegavimo švietimo biudžetinių įstaigų ir spaudimo vaikams iš tų įstaigų darbuotojų, kur, pavyzdžiui, laisvėjai mokytojai bendrojo ugdymo, ar ne? Nu, vaikai ateinat pas manęs į būrelį, ateinat, aš dabar čia būrelį turėsiu. Ak, tai einat jūs? Nu, neikit, bet tikslinga ir labai svarbu gauti grįžtamą į ryšį dėl nepatvirtintų programų. Tiekėjams tas labai svarbu. Ir matyt, čia paradoksų dar buvo tokių, kad, pavyzdžiui, jeigu organizacija skėtinė teikia turinio prasme visiškai vienodą programą keliose savivaldybėse, vieni užskaito taip, patvirtinta, kiti sako ne. Aš suprantu, jeigu būtų, sakykim, nu taip, abi programos patvirtintos abiejose savivaldybėse, bet viena gauna pinigų, kita ne. Negauna, sakykim, dėl to, kad ne tie prioritetai. Bet kada viena tinka, kita ne ir dėl turinio dalykų, tokius atvejus mes turėtume dar pasianalizuoti. Gerai būtų vieningai apibrėžti stebėsenos klausimus ir kyla įtampų dėl bendro ugdymo patalpų nuomos. Čia irgi visokių buvo paradoksų. Na ir pačiai pabaigai, dar truputėlį irgi daugiau informacijos apie krepšelius. Jums labai vis tik, aš žinau, kad įdomu buvo, jūs klausėt, o kaip kiti, nes noris pasilyginti save su kitais. Tai mes 6 savivaldybėse turėjom 2 dydžių krepšelius. Kur turėjom didžiausius ir kur mažiausius krepšelius. Ir apie programas. Tai čia visi tie duomenys bus skaidrėse, tai jūs galėsit patys pasianalizuoti, bet tiesiog šiaip dar parinkom dėl įdomumą, kad 40 savivaldybių 100% visas patvirtino, 10 po vieną tik tai atmetė ir taip toliau. Na ir dar tokiai pačiai pabaigai, aš noriu perduoti, išskirtinai paminėti tas savivaldybės, kurios buvo giriamos teikėjų, kurie, kaip sakiau, dirbo su keliom savivaldybėm, būtų griekas nepaminėti. Tai tikrai sakė ačiū Anykščių savivaldybei, Panevėžio miesto, Panevėžio rajonui. Ir čia buvo pasakyta, kad tos savivaldybės, kurios buvo bandomajam projekte, tai su jom buvo smagu bendradarbiauti, tai mums čia taip dievuliukas bėgioja basom kojom, tai girdint. Tuomet dar ačiū, sakė Marijampolei, Ukmergei, Telšiams, Klaipėdos miestui, Skuodui, Vilniaus rajonui. Tai čia išskirtinai buvo giriama. O aš tai noriu sakyti ačiū jums visiems.
už tikrai rimtą darbą. Ir čia taip užrašiau, mes per vieną naktį didelį užaugom. Kažkada jums vienam laiške tokią žinutę parašiau, tai paskui labai daug reakcijų buvo. Ir visi aiškiai žinom, kaip mes patys, turbūt visi ūgtelėjo per tą laiką. Ir jūs patys sakote, kiek išaugo jūsų pačių kompetencija, gebėjimas veikti tokioj neapibrėžtoj, kintančioj situacijoj. Tai tikrai sakau ačiū visiems ir ne iš mados, bet iš širdies ir turėdama rimtą pagrindą, šiandien dar noriu padėkoti ir savo komandai. Tai labai noriu sakyti ačiū Giedrei, ačiū Donatai, ačiū Rasai ir ačiū mūsų direktoriui Giedriui.